Sveiki draugai, taigi šiandien tokiam prabangiame baldų salone turėsiu kabinti štai tokias dvi ant sienos plokštės. Jos yra baldinės plokštės, o kaip matot viršui parašyta vakarėja. Ir toj baldiniai plokštė yra baisiai fancy, labai tokie prabangus jungtukai. Čia yra viena plokštė, kita plokštė yra su rozetėm. Rozetėm bei jungtukais. Šitas plokštas aš kabinsiu ant tarpatramių. Taigi tam, kad pasislėptų taišytos elektros dėžutės, kad plokštė gražiai prisispaustų prie sienos, man reikės išgręžti skyles. Taigi einam gręžti skylių, o po to montuosim. Iš pradžių viską kruopščiai apsidangstom, kad kuo mažiau dulkių patektų ant gobeleninių baldų. Skyles išsimatavau, išsigręžiau, dabar reikia nusiplauti paviršių švariai, nes baldinės plokštės su rozetėm ir jungtukais kabinsis ant tokių spec klijų labai tvirtų. Ir kad tie spec klijai susiklijuotų, reikia, kad būtų švarus paviršius. Tiek siena, tiek baldinė plokštė yra visiškai nuvalyta. Dabar 15-20 minučių palauksiu, kol jinai nudžius. Ir štai šitais sodal klijais klijuosiu baldinę plokštę su rozetėm ant tarpatramio. Na ir spaudžiam klijus. Baldinė plokštė priklijuota. Kol klijai pilnai sudžius, priremiau baldinę plokštę su kopėtėlėm, įdėjau paraloną, kad nenusibraižytų pati baldinė plokštė, kad užsakovui atiduoti gražų produktą. Po šito uždangalu yra antra baldinė plokštė, kuri yra su jungtukais ir rozetėm, šiek tiek kitokia negu ten ta. Tai šita irgi dabar džiūna, o kol džiūna klijai, einu apsitvarkyti, nusirinkti viską, išsisiurbti ir galėsim apžvelgti finalinį rezultatą. Ir štai darbo vietą savo susitvarkiau. Taigi viena plokštė, o tenais antra plokštė. Šitoj plokštė, kaip mato, tokie fancy dimeriai, jungtukai. Čia dimeris, manau, kad čia žodžiu be galo brangus. Į savo chatą dar ilgai tokių nestatysiu. Čia jungtukai, rozetės įlietinės, USB-C jungtis. Štai. O tenais, ten ta plokštė, tik tais jungtukai. Keturgubi, retro stiliaus, keturgubi. Na žodžiu, vakarėja.